Sveiki bičiuliai, šiandieną įdomus vėl video laukia šventinis patiekalas. Ruošiame česnekinį sviestą, 4 šaukštai sviesto, išlydyto, šaukštas aliejaus, subersime česnakus ir su blenderiu sumaišysim. Ar sumalsim, kaip čia tiksliau reikia sakyti. Na va, ir paliksim pastovėti. Ir tada keliausime prie kito mūsų ingrediento. Na, pagrindinis mūsų ingredientas jau ant stalo. Erškėtas apie 2 kilogramus. Pirmiausia, reikia pašalinti tas, net nežinau kaip pavadinti, išaugas. Tai yra šonuose ir ant nugaros. Pati žuvis labai slidi, nelabai malonu tokia laikyti. Bet vienu žodžiu, šalinama visas išaugas nuo žuvies. Nes su tom išaugom valgyti yra nesaugu ir galbūt ir nelabai estetiška. Pašalinsim, parodysim, ką darysime toliau. Nu, žiūrėkit, vieną šoną nuvalėm, sekasi sunkiai. Tie, kurie pirmą kartą darysit, neįsigaskit. Darbas reikalauja ir įgūdžių, ir laiko, bet erškėtas yra karališka žuvis, kuri buvo teikiama ir kunigaikščiams, ir karaliams. Tai yra tikrai aukštuomenės žuvis, pavadinkim taip. Bet mes eilinį turim teisę irgi paragauti. Nu ir kankinamės, valome šitas, nežinau kaip čia vadinti, ataugas. Tam reikia labai gerų peilių. Nu, kažkokius peilius pagalandau. Pakankamai neblogai atrodo popierių pjaustė, bet šitos kaulinės ataugas, kaip čia tie daiktai vadinasi, aš net nežinau. Nu, pjauna po trupučiuką. Gerai, vargstam. Kai nuvalysim, parodysim, ką veiksim toliau su šita karališka žuvimi. Jeigu nugarą ar šonus jau nuo šitų kremzlių ataugų nudarojot, tai galvojat, kad tai viskas, tai dėja klystat. Apsiverčiam pilvų į viršų ir taip pat ir pilvą teks nuimti visas ataugas ir kremzlės. Na, mūsų žuvelė nedidelė, jinai beveik visa buvo išdorota, tai žiaunų, ačiū Dievui, mums nereiks lupti. Bet yra dar vienas niuansas, į kurį reikės atkreipti dėmesį. Netrukus parodysime. Tie, kas imsitės šito patiekalo, tikrai šitas patiekalas reikalauja tokių vyriškų, tvirtų rankų, nes išdoroti, paruošti šitą žuvį reikia ir kantrybės. Aštrių įrankių jau minėjau, būkite atidus, kai kas ir pirštus jos sugebėjo susipjaustyti. Pirštus nerodysim. Na ir žuvis, dar kartą priminsiu, labai yra slidi, tai irgi būkite labai atidus. Na, dabar paskutinis veiksmas, kurį reikia atlikti prieš plaunant žuvį, prieš nešant jį, kaip sakant, marinavimui. Reikia pradurti uodegą ir išimti kremzlę. Kai kurie galite įsigasti tą kremzlę, jeigu neišimsit, jums išlysti gali iš raumens. Tad tą kremzlę, kuri yra vietoj stuburo pas žuvį, reikia būtinai pašalinti, nes galite pagalvoti, kad tai yra kažkokia kirmelė. Tai čia yra toksai slaptas dalykas, kurio žmonės nežino ir kai ruošia žuvį, tiesiog paima ir pamiršta tą padaryti ir paskui kyla visokių gerų dalykų ir žuvis gali susiriesti neaišku kurią pusę aukštoje temperatūroje. Imkime šakutę ir pamėginkim kažkaip ją ištraukti. Net turi šiek tiek pasiduoti. Oi, koks garsas. Nu, žiūrėkit, koksai kirmeliukas, neįsigaskit. Tarp kitko, girdėjau, kad iš šitų štai
kremzlių. Rusijoje kažkokius tai pyragus kepdavo ir pateikdavo aukštuomenėms ant stalo. Ir tai sakė, kad jie irgi yra valgomi. Nu, mes nevalgysim, tiek to. Einam plauti žuvį ir tuomet eisim marinuoti jau ją. Į sviestą dabar mūsų paruoštą įpilsime 3 šaukštus sojos padažo, pusę šaukšto balzaminio acto, balzaminis actas, 2 šaukštai aštraus čili padažo, jeigu mėgstat galit dėti 3, mes nežinau, paragausim paskui šito mišinio pagal skonį, jeigu kažko trūks dar dėsim. Ir 2 šaukštus pomidorų pastos. Dabar viską gerai išmaišysime. Jeigu neišsimaišo sviestas, tai galite įkišti 30 sekundžių į mikrobanginę krosnelę, sušils marinatas ir tada sviestas gerai susiženys su kitais prieskoniais. Na ir dar pagardinsim citrinpipiriais. Juose yra ir juodieji pipirai, ir druskos šiek tiek, ir citrinos miltelių. Prie žuvies tai irgi labai tinkamas prieskonis. Nudedame eršketą į kokį nors indą, kaip sakant, į taziką, ką turit po ranka, mes kardą kepimo. Ir ištepam šituo, pavadinkim taip, marinatu ir paliksim kokiai valandai minimum jį marinuotis. Tepame iš visų pusių ir iš vidaus nepamirškit, gausiai tepam, kiek turit paruošto padažo visą ir panaudokit. Jeigu kažkas nubėgs, tai nieko baisaus. Patiekalas mūsų paruoštas, paliekam, jau minėjau, marinuotis, einam įkursim grilių, paruošime dar bulvyčių. Visi labai dažnai klausote dėl temperatūros, pasakau sykio, 180 laipsnių, plius minus, ten keli laipsniai jo, netiesioginioj kaitroj. Susitiksime prie griliaus. Dabar supjausime svogūną. Svogūnas mums reikalingas, kad paruošime patalą eršketui. Eršketas, įdomus pavadinimas karališkos žuvies. Ir sudėsime po žuvim, kad žuvis iš visų pusių gražiai pasitroškintų. Imame keptuvę, pergamentinį kepimo popierį. Kaip visuomet jį reikia truputėlį paglamžyti, tada jisai atsiguls tiksliai jūsų formą kepimo. Sudedam dabar svogūnus į apačią. Aš jau įsivaizduoju, koks lauke bus kvapas. Po kokių 20 minučių kepimo. Seilės varvės ne tik man, bet ir kaimynams. Dedame eršketą. Manau, jis čia puikiai telpa į tą mūsų indą ir kepimo metu niekur nepabėgs. Folijos čia naudoti nereikia, kadangi jis yra išteptas puikių skanių padažų marinavimu. Keliaujame prie griliaus. Pažiūrėjom, kad dar liko padažo marinato mūsų tazikė, pavadinkim taip, juokauju, kepimo skardoj ir surenkam ir sudedam ant eršketo. Įkaito grilis iki 180 laipsnių, dedame eršketą, kepsime dar kartą, priminsiu, 40 minučių, 180 laipsnių temperatūroj, netiesioginiai kaitroj. Po 20 minučių ateisim pažiūrėti. Prabėgo beveik 20 minučių, gal trupučiuką dar apipurkšim aliejumi. Mėsa būtų, tiksliau, oda vis tiek nevalgoma,
bet kad pati žuvis būtų dar sultingesnė. Nu, uždarysime ir paliksime dar. Bent jau 20 minučių, tai turbūt minimum. O gal truputį anksčiau išimsim. Pažiūrėsim. Priklauso nuo žuvies dydžio. Kiek laiko, kiek labai sunku pasakyti. Nu, žiūrim, kas gaunamasi. Prabėgo 40 minučių. Man atrodo, kad jau laikas ją tempti namo. Keliaujam namo ir paragausime, jeigu jinai čia iškepė. Manau, kad iškepė. Susitiksim prie stalo. Bičiuliai, kvapas nuostabus. Svečiai girdžiu kieme. Aš truputėlį gabalėlį paragausiu, kol jie dar čia ten atšaus prie stalo, nusiplaus rankas. Tai gabalėlį paragausiu. Nesu valgęs, turbūt šitokio patiekalo. Tai gabaliukas mėsytės žuvies. Primena šiek tiek galbūt upėtakį man jisai. Skonė žuvies. Kaulų nerasta. Nežinau. Padažas, bulvytės, daržovės, viskas čia tinka. Viskas girdžiu kaimynai, ne kaimynai, svečiai jau prie durų. Visiems ačiū, kurie žiūrėjote. Laikai, dislaikai, dalinkite su draugais socialiniuose tinkluose. Nepamirškit prenumeruoti kanalo. Laukit naujų vaizdo įrašų. Iki.